Okay, let's go. Sveiki visi, sugrįžę į Kurilų kanalą ir šiandieną mes pristatome naują video, grįžtame po 5 metų. Kai išvažinėta, žinai. Jo, varom pro šoną ten. Ja? Jo, nu kad žinai, pašok bent jau kažką. Easy. Эх ты. Дама векни так было. Come on. Slido, labai slidu. Jo, labai slidu. Atrodo 5 metus nevažinės ant Tomuose. Tai pradžiai važiuojam paprastai, tada žiūrėsim, ar imsim tą rastą ar neimsim. Jo, gal važiuojam tą ratuką? Jo, važiuojam ratuką. Įdomiau bus kamerai. Neatrodys ir šitas per lengvai. Nu, atrodė žiauriai. Atrodė, jaučiu, žinai, kaip atrodys. Kad lygia vieta tiesiog važiuojam. Ne, į kalną, kai važiavam, tai jo atrodė, kad lygia vieta važiavam. Nu ką, bandau? Šokti? Jo, bandau šokti, bet reikia taip iš dešinių į kairę važiuoti. Būtų status kampus įrasti. Okay. Nu šiaip biškis slidokas, tai dėl to užsuka. Vaidina iš čia su mūsų, kad gerai važiuoja. Bandysi šokt? Ne, nežinau. Bandysi šokt? Galvoju. Tai pagalvok. Gerai, matau. Nu ir kad nėra sunku. Nu davai, parodyk, kaip mūsas važiuoja.
dar nesu buvęs. Čia mano namai, čia mano gimtinė. Oho. Nu jo, pridėta rastų. Labai gerai. Man čia patinka. Ar bus nors kiek sunkiau? Iš tikrųjų dar nusibos čia važinėti. Būt bus į kalną? O, geras kalnas. Va ten tiesiai, matai padešinę. Kur? Čia pat ten rodo? Ne, ten žemiau važiuoti reikia. Jo. Dėdė, ar neužsigavai? Būna tokį nesąmonį. Čia kaip tyčia prilaužė kažkas, kad nugriūtų žmonės. Jo. Šik. Kur? Tikrai čia? Kažkaip čia išgrybavom, bet matai, matosi ten dar kažkas. Ten buvo kažkas parašyta rodiklėlė ir BB. Bibi. Ei! Ei! O! Ten buvo hill climbas, nusikimas. Tu padešką nuvarai, bet buvo į kairę nusikimas. Bet rodiklės nebuvo? Buvo. Užsukimas į kairę buvo, jo, reikia grįžti. Tai? Ir čia yra. Ir tau Rocket Biker. Edikas. Jau buvo Edikas, iš Lenkijos atvarė. Ne. Ačiū, leidimas. Atrodo, ten išvažinėtų. Nu, davai. Ar ne? Sakau, žmonėm gal čia per sunku, žinai, tai nepadarė pračio. Na, neaptarkyta, žinai. Jo, bet prikritę medžiai. Nu, neatrodo, kad pračiai reikia. O. Tas pats kalnas iš kitos pusės. Ir ten nustrigo. Biškį pagalinau gazą. Nu čia geras toks kalnas. Biškį papusė, nes ten pastrigau. Arba ten galima. Tuoj, palauk.
Gerai. Pagaliau gazą reikia, antras bėgnis, dugną laikyti, dugną visiškai. Aiškiai perdavimas ne į tą pusę, bet reikia dugną laikyti, nesvarbu. Matai, čia reikia greičio. Jo, reikia greičio. Aš žinai, toks smėlis, tai jis... Šakti, tai labai atsima greičio dar. Tu tiesiai važiavai? Jo, bet sakau, atrodo pasikabino biškai. Ok. Jo, neįvertinam, nes čia gali būti irgi lietuviškasis rocket biker. Nes trasa į tą pusę eina. Nu čia dugno reikia. Jo. Nemoka važiuoti. Toks atmazas mano vyra. Jo, tuoj pažiūrės. Ne, jau irgi ištikiuosi. Tas motas gerai skambėjo. Gerai skambėjo motas. Na tai kas iš to, kad skamba motas, bet raideris hujovas. Aš net neplanavau čia važiuoti. Užmetė. Ir suprantate, tokia pomba pareina, kad jau pizza. Tai sakai ir į kamerą įsijunta. Jo. O, blema. Nu, čia žiaur bus. Gerai. Moto gimnastika. Moto gimnastika. Nu, važiuojam. Na šit. Čia motas taip kabo, čia motas taip įvažiavo. Na, kai čia yra. Karočią, problema tame, kad netaisyklingai atsistoja ant to motociklo ir man nesigauna atsikipimą išgauti maksimum. Reikia į kalną duoti daug gazo, ant priekį visą svorį, atsistojus būtinai suspaudžius kojomis motociklą ir tada pataikyti tą vėžę, ten vienkiai išsikelt ir praskris kažkaip palysti. Pagaliau. Nėra sunku, tik reikia susikaupti. Tai ir vėl pasimatome po 5 metų ir pirmas jums iškėlęs klausimas yra, kur mes dingome ir ką veikime visą tą laiką. Tai vlogelį nutrūko, nes atsibodo tą patį filmuoti, o ir patys norėjome siekti kitų tikslų. Todėl sugalvojame dalyvauti varžybose bei tapti sportininkais. Šie metai man asmeniškai buvo 3. varžybų sezonas. 2021 metais važiavau 2 cross country etapuose, tačiau tada atsirado ir naujasis varžybų formatas – Enduro. Enduro – tai 2 dienų varžybos, kuriuose sportininkai važiuoja įskaitinius testus savo laikui, bei turi įveikti pravažiavimą per duotą laiko tarpą. Šio formato varžybos yra daug lengvesnės nei cross country. Jose tempą demonstruoja įskaitiniuose testą važiuodamas 100% 6-8 minutės, o ne kaip cross country varžybose. Pasidraskai pirmą ratą ir likusias 45 minutės važiuoja nuleidęs rankas ir maišydamasis trasėje kitiems sportininkams. Taip ir būna, paleidai vairą.
Visiems, kurie nori pradėti važiuoti Lietuvos motosporto federacijos organizuojamose varžybose, siūlau pirmą išbandyti šį formatą. Dalyvauti gali kiekvienas, turintis tvarkingą enduro ar krostinį, kuriems yra priskirta nauja nacionalinė klasė, nereikalaujanti legalių padangų registruotų motociklų su veikiančiais žibintais. 2022 metais pirmą kartą įvyko Hard Enduro varžybas Lietuvoje. Tai visai kita kalibro varžybas, labiau orientuota į tikrus enduristus, kurie ieško iššūkių. Varžybų formatas toks, kad yra važiuojama specialiai paruošta trasa per kliūtis 30 minučių po 2 važiavimus. O, ble. Įmanoma. Bet ant šok tiesiog. Šiuose varžybose dalyvavome ir mes šiais metais. Pirmasis etapas vyko automoto parke. Čia trasa buvo itin darbinga, pagrindiniai ir beveik vieninteliai elementai buvo rąstai įvairių dydžių, formų ir pozicijų. Ir kas dabar? Nėra jėgų viskas. Einam savo. Negalvau, kad taip sunku bus. Dirbi, blemba. Kas yra? Šių varžybų beveik neįvykėme, ištvermės čia reikėjo tikrai nežmoniškos. Kiek laiko praėjo? Jau šitai baigėsi. Antrasis etapas, vykęs naujojo lokacijoje, buvo vienas permainingiausias ir įdomiausias iš visų varžybų, kiek esame dalyvavę Lietuvoje. Tai ką, kitaip nebus, matai, kad jau visur šikme. Čia trasa driekėsi Nemuno žiedo vidinėje trasos dalyje. Pagaliau organizatoriai suteikė tai, ko kiekvienas enduristas yra ištroškęs, tačiau nusileidimų ir pakilimų. Lietus kardinaliai pakeitė trasą, o kai kas išsimaudė, dar nesulaukė to lietaus. Opa! Nu dar gražiau. Trečiasis etapas vyko Uoginių automoto trasos komplekse. Čia organizatoriai puikiai paruošė tiek enduro, tiek ir hard enduro trasas. Šis etapas buvo labiau miksas tarp automoto parko trasos ir Nemuno žiedo. Čia dalyviams teko užduotis įveikti pakilimus, betoninius blokus, rąstus ir akmenų daržus. Na, o dabar apie mūsų minimas Rocket Biker varžybas, kuo jos mums tokios ypatingos. Šiemet turėjome progą sudalyvauti Latvijoje vykstančiame, kaip daugelis sako, vasaros enduro festivalyje. Tai 3 dienų varžybas, į kurias suvažiuoja dalyviai iš 3 Baltijos šalių. Penktadienį apie 10 val. Vakare vyksta naktinis 1 valandos cross country tipo varžybas po painę ir naviguoti pagal ženklinimus reikalaujančią trasą. Lukeri uz galvas! Finišu sasniedz! Šeštadienį pirmos dienos pusėje vyksta visų dalyvių kvalifikacija. Čia 20 km trasą važiuojame kiek daugiau nei 3 valandas. Pagal rezultatus dalyviai gauna sekmadienio dienos starto poziciją. Antroje šeštadienio dienos pusėje vyksta super enduro varžybas. Į jas atrenka greičiausius 64 kvalifikacijų dalyvius. Čia jie varžosi 1 prieš 1 atkrintamuoju būdu. Iki kol lieka stipriausiai 8 dalyviai. Sekmadienį vyksta pagrindinės varžybos. Čia dalyvių tikslas tą pačią kvalifikaciją trasą, tačiau kitą pusę įveikti 3 ratus per 5 valandas. Mes įveikėme tik 1 ratą, bet nors ir buvo sunku, važiuoti buvo labai įdomu ir naudinga dėl trasoje esančių sudėtingų ir sunkių pakilimų, nusileidimų bei kitų kliūčių. Žodžiu, tikriems enduristams, ieškantiems kur pavažinėti, rekomenduojame tik čia. Taigi, o kodėl sugrįžtume po 5 metų vėl kurti motovlogai? 3 metai sportavimo davė savo. Tai yra pastovus sunkus darbas, reikalaujantis daug treniruočių ir kartais neatnešantis to džiaugsmo, kokį gauname tiesiog išvažiavę pasivažinėti po miškus. Taip kad grįžtame į eterį.
Nėra. Vova, vyva, kas čia buvo? Nu, reikia čia kažką paimt. Tradiciškai. Labai tinkas po to smėlis pliurgdytis. Jau geriau va po kalnus pavažinėjom. Tai kalną? Neįtikinai manęs, aš jau anam kalne padėjau visas jėgas. Kalbu kaip senis. Nieko nemoka, pavargęs kažkoks. Ai, nevarysi. Ai, nevarysi, pasidėsi geriau prie kompo lineidžio palošiu. Ar ką ten jaunimas loši? Lola. Kažkada senai augo medžiai, visas miškas buvo, dabar plynas, nereikalingas laukas likęs. Po kairę važiuok. Jo, po dešinę per lengva būt mum. O, nice. Tas tepas per šaknis, koks geras garsas buvo. Ką, išsimaudysim? Norėjau ten važiuot, galvoju, ai tiek to. Gal ir gerai, kad nevažiuoju čia. Nuskandys vėl. Tena. Va vėl bus restartas. Blet, jo, vot nesilaužiu rankinėlės vėl. Gerai šiandien ir fiziškai va pasivirai. Blet, jo. Kaip gerai. Tokį tešliną instrigau dabar, kad nunak. Norėjau kaip kriučiau, gavos kaip durniau. Aš pagalvojau, galvoju. A, nes aš tau ir sakiau, varyk pro kairę, žinai. Jo, tai galvoju pro čia. Neaišku, ar čia neužklimsiu.
Atsimušiau į šaknį. Kurie? Žodžiu, keliau vienkį, ten atsimušiau ir persvėrė mane per priekį. Ai, galvau, šuom tai. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.